Ratus ruoš žiemą, rogės vasarą, moko lietuvių liaudies patarlė. Tad, kai didieji lauko darbai nudirbti, dažnas ūkininkas galvoja apie kitų metų investicijas, kuria ūkio plėtros planus, kurie be modernios technikos neįsivaizduojami. O kaip pasirinkti tokią, kuri dirbtų ištisus metus? Vienas iš pasirinkimų – teleskopiniai krautuvai, dirbantis gerokai daugiau negu traktoriai. Bendrovė Biržų žemtiekimas pakvietė žemdirbius iš įvairių Lietuvos kampelių apsilankyti teleskopinius krautuvus darbų žemės ūkyje gaminančioje italų įmonėje Deci. Su Deci kompanija mes dirbau jau 8 metai, vasarį bus lygiai 8 metai, kai esame jų įgalioti ir vieninteliai atstovai teleskopinių krautuvų pardavime Lietuvos rinkoje. Jų gaminama produkcija yra labai kokybiška. Parduoti mūsų teleskopiniai krautuvai ir jų priedai yra užsitarnavę mūsų žemdirbių reputaciją. Modernioje gamykloje, eidami iš cecho į cechą, žemdirbiai pamatė visą teleskopinių krautuvų gamybos procesą, nuo pradžios iki pabaigos – metalo pjaustymo, suvirinimo, dažymo, surinkimo, kontrolės bei testavimo. Daugelį operacijų čia atlieka robotai. Gamykla apie 85% savo produktui reikalingos įrankos ir detalių gamina pati, o tai garantuoja produkto kokybę. Tad pirkėjas gali būti tikras, jog įsigyja Italijoje, vienoje geriausių šalių gamintojų, pagamintą mašiną. Prieš 100 metų gamyklą įkūrė 3 broliai Deciai, kurie gamino žemės ūkiui reikalingus įrankius. Pirmoji žemės ūkio mašina pagaminta jau po metų, o 83-aisiais čia dienos šviesą išvydo pirmasis Europoje teleskopinis krautuvas. 2000-aisiais pirmasis besisukantis teleskopinis krautuvas, o po 8 metų ir daugiafunkcis traktorius bei teleskopinis krautuvas. Pagal naujausias technologijas pagamintas galingas mašinas gamykla tiekia ir kariniai pramoniai. Šiuo metu Deci gamina teleskopinius keltuvus su 7 tipų stilių važiuoklėmis. Įvairių modelių keltuvai turi skirtingų naudojimo žemės ūkyje galimybių. Dabar per dieną Deci pagamina iki 20 mašinų. Gamyklos filialai įkurti Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Prancūzijoje. Susipažinę, kaip gaminama juos dominanti technika, ūkininkai patys sėdo prie teleskopinių krautuvų vairo. Kaip sakoma, geriau vieną kartą pamatyti, negu 10 kartų išgirsti, o dar geriau ir pačiam išbandyti.